Kelios dešimtys globos namų moterų motinos dienos proga sulaukė išskirtinio sveikinimo. Mamas močiutes tradiciškai aplankė Seimo narys Andrius Šedžius. Politikas prisipažįsta visada jaučiantis pareigą aplankyti tuos žmonės, kuriems neretai pritrūksta aplinkinių dėmesio. Didžioji dalis iš jų yra mamos ir mamų dienos proga iš tiesų smagu jas prisiminti, padėkoti joms už tą vargą, triūsą auginant vaikus, pasveikinti tos, kurios nėra susilaukusios vaikų, tokio džiaugsmo, iš tiesų nelieka nepastebėtos, jas pasveikinu su pavasariu. O ko palinkėjot? Palinkėjau sveikatos, geros nuotaikos. Na ir visko, ko trokšta širdis. Globos namų darbuotojai sako, kad Seimo narys Andrius Šedžius niekada čia gyvenančių senjorų nepamiršta ir kompensuoja tėvus pamiršusių vaikų dėmesį. Todėl esą visada yra laukiamas ir mylimas svečias. Tradiciškai jis atvyksta pas mus kovo 8 pasveikinti gyventojas ir per motinų dieną. Mūsų gyventojų vaikai, ne visų gyventojų ateina pasveikinti, tai Andrius tarsi joms sūnus. Ir jos laimingos džiaugiasi, kad neužmirštos yra. Ar laukia? Labai. Jau nuo anksto ryto visos antram aukšte, visos gyventojos susėdusios laukia Andrius. Šiuo metu Šiaulių globos namuose gyvena 35 gyventojai, didžioji dalis moterys.